Sveiki bičiuliai, sveikinuos šiandien su jumis nuo Šešupės kranto, iš Marijampolės, iš Suvalkijos muselininkų klubo nuomojamo upės ruožo ir šiandien bandysiu žvejoti čia. Dienoraščio pradžioje norėčiau širdingai padėkoti savo Contribee rėmėjams. Kaip visada jūs šitą video pamatysite savaitę anksčiau, neigu jisai pasirodys YouTube kanale. Didžiulis jums ačiū, apkabinimas ir visas, kas tik tai galima už jūsų paramą. Na, o šiandien aš atvažiavau į Marijampolę dėl kelių priežasčių. Viena iš jų, kad jau seniai čia nebuvau ir reikia kartais aplankyti senas vietas ir senus draugus. Kita priežastis ta, kad mačiau, chebra jau pradeda pagauti šapalų ir šitas ruožas, aišku, garsėja daugiau vaivorykštiniais upėtakiais, kurių čia chebra prižuvinė ir ta upė tom unikali ir nuostabi, kad mes turim Lietuvoje tokią upę, kurioje galime pažvejoti didelių vaivorykščių, bet man labai knieti pagauti pirmąjį šių metų šapalą. Ir mačiau, kad jau kimba jie po truputį, nors vanduo dar šaltas, su striuke, naktis buvo plius gal 2 laipsniai, bet aš labiau norėčiau šiandien pagauti šapalą. Tikiuosi pasiseks, na, o kaip pasiseks matysime eigoje. Ir dar viena priežastis, kodėl aš esu čia, todėl kad šita upė labai tinka ilgai nimfai, ilgai žvejybai prieš srovę. Ir šito būdo aš pasiilgau, nes kaip matėte turbūt ankstesnėse video ar mano postuose, tiek Bosnijoje, tiek Lenkijoje, tose tokiose seklesnėse upėse labai mėgstu žvejoti ilgą nimfą iš toli prieš srovę, plukdydamas, nes tas būdas labai primena žvejybą sausa musele, tai yra toks labai estetiškas būdas. Tu žvejoji kaip ir su nimfa, žvejoji arti dugno, kažkur tai vidury vandens, arčiau dugno, bet metimai kaip su sausa musele, valo kontrolė, nu tai yra tikra fantastika. Tai šiandien mano rankose Vižino 5 klasės 9 pėdų River Maniac kotas, visiškai standartinis, lengvas, greitas kotas, plaukiantis 85 vaibas, tai yra plaukiantis šniūras su 8,5 metro galva. Paprastas konusinis pavadėlis, be jokių polilyderių, be jokių pasunkinimų ir keli skirtingi pasaitėliai bei musių dėžutė, kurią susirišau vakar. Iš tikrųjų šitai žvejybai buvau visiškai nepasiruošęs, nes neturėjau musių. Tai vakare namie atsisėdęs su vaikais per vieną vakarą prištabeliavau šitą dėžutę. Šitai žvejybai aš pasiruošiau dėžutę su 2 modeliais musių, tai yra Pheasant-tailai ir retagai. Keli 10 numerio, keli 12 numerio, keli 16 ir keli 18. Didesni ir mažesni su 3, 3,5 ir patys mažiausiai yra su 2,5 mm volframiniam galvutėm. Vietiniai sako, kad šapalus jie gaudo kaip ir vaivorykštinius upėtakius ant pakankamai mažų nimfų. Tai yra 16, 18 numeris ir deda 3,5-4 mm galvutes. Bet kiek žinau, dažniausiai jie žvejoja euronimfiniu būdu, vien tik tai su pavadėliu, plonas pavadėlis, ta nimfutė maža, bet svoris didelis, meta ją ir plukdo panašiai kaip mikromasalus su ultralaitu. Aš šiandien noriu žvejoti prieš srovę, tą vadinamą brauklę. Paprastas plaukiantis šniūras, ilgas konusinis pavadys, ilga prezentacija, muselė nuskęsta ir aš ją iš toli kontroliuoju. Na ir jeigu stipresnė srovė kažkur bus raibuliuojantis vanduo, iš toli bus sunku žiūrėti kibimą ilgą nimfą. Tai kaip planą B, bet tas žvejyba iš esmės nesikeis, keisis tik tai matomumas. Turiu dar ir indikatorius, kuriuos dedi ant pavadžio kaip plūdelę, metimas ilgas tolimas, kontrolė ta pati, tik tai tiek, kad tu kibimą dar matai ant indikatoriaus. Taigi, dėl viso pikto įsidėjau šitų, jeigu iš toli nematysiu gerai kibimo, bet tikiuosi neprireiks. Na ir ką, rytas šaltas, išgeriu puodelį kavos ir bandau bristi.
Pirmas išlindimas. Ir galiu pasakyti, kad vandens tai čia yra, nuo to, ką aš matęs, tai yra labai daug. Labai daug. Pradžiai užsidėjau visai nesunku. Gal kokio 16 dydžio. Nemažas, bet ir nėra sunkus fezenteilas. Tai žiūriu, kad čia turbūt bus liūdna su juo, nes palei žolės tik išlindau, tai dabar brendu iki juosmens. Radau šiek tiek seklesnę vietą. Čia gylis bent jau iki kelių, tai eina bris žmoniškai, nes kai žvejoji prieš srovę ir reikia stovėti iki papų įbridus, tai nėra labai malonu. Žodžiu, pradžiai bandau lengvesnį fazaniuką, paskui, jei reikės užsigilinti labiau, užsidėsiu sunkesnį. O, pirmas kibimas. Ne toks, kokio norėjau, bet vis tiek nendrė jau yra sąskaitoj. Va, išsivadavau iš nendrės, bandau toliau. Ir čia tokia vieta logiškesnė, čia nais jau pagal mano pasiruoštą sistemą. Aš kažkaip čia ir važiavau dėl to, kad tokiuose vasekliuose vietose pažvejot. Ir su tom tokiom nebaisiai sunkiom musėm ir iš toli delikačiai. Kol kas dugno niekur nekabinau. Retkarčiais jį surasti kaip ir būtų logiška, bet kol kas aš jo neturiu, reiškės dar keli pravedimai ir bandysim šiek tiek sunkinti pačią nimfą.
O, ajajajai, buvo kibimas. Pramegojau. Nepramegojau, o matyt blogai paėmė. Nu, čia jau man patinka, man tokių seklumų žvejot šiek tiek smagiau. Ir ta taktika, kurią aš noriu čia išbandyti, jinai būtent ir skirta tokiom seklumom. Panašu, kad radau, kur stovi bent jau viena žuvis, tai pabandysiu aš ją išprašyti. Chebra sako, ir aš tuom visai tikiu ir manau, kad tai logiška, kad vanduo dabar pakilo ir čia toksai kaip ir sekluma, bet ir lengvas užutekis tuo pačiu. Gilis nedidelis, srovė irgi nedidelė, tai žuviai stovėt kaip ir visai patogu. Ar jinai čia iš tikrųjų stovi, reikia mum įsiaiškinti metimo ir vedimo principų. Padarysiu dar kelis pravedimus ir nutraukiau musę. Norėjau sakyti, padarysiu dar kelis pravedimus ir pasikeisiu muselę, bet pavyko greičiau pasikeisti. Nes pataikiau į medžio šaką ir nutraukiau vieną musę iš savo kolekcijos. Įmam kitą. Čia nais neatrodo tai baisiai gilu. Ir vandens spalva visai dar graži. Ten giliau, kur įbridau, tai buvo toks biški šokas, galvojau. Čia neis išvežvėjot, bet čia seklu, čia nais netgi turėtų eiti į kitą krantą perbrist. Neatsimenu, aš jau tos upės seniai nebuvau. Vanduo pakilo. Iš vis nesuprantu. Jei atvirai nesitikėjau, kad taip sušalsiu. Net neprisirengiau labai šiltai, nes atrodo, o jau gražus pavasaris, bet čia kai reikia visą laiką gana giliai bristi ir vandens temperatūra pasižiūrėjau 4 laipsniai, tai nieko čia nais nuostabaus, kad ir sušalau. Todėl apsisukau, reikia grįžti atgal iki pavėsinės, užkast, apšilt ir pradėti iš naujo. O tuo tarpu, kol grįšiu, tai kad dykai nevaikščioti, užsidėjau strimeriuką ir virš jo nimfutę ir prasvinginsiu kem 5 laipsnių kampu žemyn pasroviui. Dykai eiti tai neapsimoka.
Opa. Ojojoj. Žodžiu, pasiteisino streameris labiau už nimfą, tik tai bloga žinia yra ta, kad pavadėlis tai nimfinis, o nimfinis pavadėlis tai yra 0,13. Tai dabar ir pažaisim. Dabar teks ir pažaisti, reiškės. Išprotėjęs senis papuolė. Papuolė išprotėjęs senis. Ir išprotėjęs senis yra vaivorykštinis. Jo, buvau užsidėjęs streamerį ir nimfutę. Ant streamerio užkybo vaivorykštė. Opa. Ramykis. Neapsikuok. Tie suvalkiečiai kažkokie visi psikavoti. Oi, storulė tu. Oi, tu storulė. Na, bet ačiū, bent vieną žuvį turim. Labai graži saulėta diena. Bandysim tave paleisti su stiliumi. Gerai. Va, su stiliumi paleisti pavyko. Ir kol kas pasiteisino labiau streameris, nes su nimfa tenais visą tą ruožą praėjau, kur užkybo, eidamas į priekį. Jau kaip minėjau, apsisukau eiti atgal, nes sušalau, galvoju, einu į pavėsinę. Atsigersiu karštos arbatos ir užkasiu ir pakeliu eidamas pasvinginsiu streamerį, kad dykai neiti. Ant tokio aukšto šalto vandens didelis streameris visgi efektyviau. Dar iki pavėsinės liko keli žingsniai, praeisiu, pasižiūrėsiu. Jeigu dar kažką pagausiu, tai negi teks keisti savo planą ir pradėti žvejoti su streameriu. Irgi smagu, tolimas metimas, svingas, geras kibimas, viskas smagu ir įdomu, bet štaip norėjau šiandien šapalo. Trumpa pertraukėlė po pirmo kėlinio ir užsukau pasišildyti į Suvalkijos muselininkų šventyklą. Kaip mato, čia jie puikiai įsikūrė, ant upės kranto turi kur pabėgti nuo žmonių, išgerti alaus ir pablevizgoti, na ir priimti svečius tokius kaip aš, kad nesušaltų žvejyboje. Taigi pabraidžiau po tą aukštą šaltą vandenį, žiauriai sušalau kojas, nes buvau tam visiškai nepasiruošęs, kažkaip galvojau jau pavasarį šiltą, net šiltai nesirengiau apačioj. Tai dabar geriu karštą arbatą, bandau atsigaivinti. O mano žvejyba kol kas panaši į, kaip Winstonas Churchillis apie politiką sakė, kad politika yra menas numatyti, kas bus rytoj, po savaitės, po metų ir po to paaiškinti, kodėl taip neįvyko. Tai panašiai čia ir man. Atvažiavau, galvoju, pagaudysiu su ilga nimfa balto žuvies, gal kokį šapalą koją pagausiu, į tarpą upėtakis papuls, atvažiuoju, vanduo aukštas, šaltas, srovė kai velnės, vandens temperatūra 4 laipsniai, pabraidžiau, pats sušalau. Su nimfa seklumuose žvejojau, tai vieną kibimą turėjau ir to nerealizavau, o paskui va grįždamas apšilt, ant tos pačios sistemos užsidėjau streamerį pasvingit, pasrovėjdamas, tiesiog 5 laipsnių kampų metimas, pravedimas, tai va vaivorykštę pagavau. Dar liko man gera valanda, gal pusantros žvejybos, tai aš dabar jaučiu net nesiblaškysiu. Nuo pavėsinės žemyn prabėgsiu dar greitai su tą pačią sistemėlę, su streameriu, kurio viršuje maždaug už pusę metro nuo jo dar užsirišęs nimfa, tai gali ir tai sudirbti.
Ir pabandysiu prabėgti žemyn ir paskui atgal grįšiu žvejodamas su nimfa vėl per tą pačią seklumą, kur turėjau kibimą. Nu ir kai pasiseks taip, paskui turėsiu pagal visą schemą paaiškinti, kodėl taip neįvyko. Na bet bent jau vieną upėtakį šiandien pagavau, tai jau jaučiuosi toksai ne pats žiopliausias žvejys, bet ir ne pats geriausias. Taigi šoku atgal į vandenį, užsidėjau sunkesnį strimeriuką ir viršuje nimfutę, kadangi neturiu pasiruošęs jokių poliolyderių, nes planavau žvejoti su nimfa ir su plaukiančiu šniūru, tai turėjau užsidėti sunkesnį strimerį ir žvejot panašiai kaip žvejoju šlakius. Ilgas pavadėlis, plonas pasaitėlis, sunkus strimeris ir skandinu tiesiog pačio strimerio pagalba. Čia per seklų šiek tiek. Einam toliau, ten apačioje yra po krūmais tokios gilios vietos, duobės, tai pabandysiu į tas duobės. Giliai širdyje dar tebe turiu vilties, kad šapalas užkipt gali, nes virš strimeriuko esu užsidėjęs ir nimfą, kuri jam tiktų, bet vanduo, kaip minėjau, yra tikrai šaltas, aukštas ir šaltas. Prieš kelias dienas jisai buvo gerokai šiltesnis negu dabar čionais, bent jau Meteo LT duomenimis. Taigi, jau kam, bet šapalui tai tikrai nepatinka, kai vanduo atšala. Karpinė žuvis. Ir kaip ir visos karpinės žuvis mėgsta šiltą vandenį. 4 laipsniai su šiltu vandeniu nieko bendro neturi. Na, nebent tik tiek, kad agregatinė būsena yra skystis, o ne ledas. Urban fishingo privalumai. Opa, važiuojam. Vis dėlto strimeriukas efektyviau šiam šaltam vandeniui. Ir lėto svinginimo taktikėlė. Labai fainai užsėdo, gal matėsi net ir per GoPro, kad ėjo ir taip prispaudė ir pradėjo judėti. Toks jausmas, kad gaudyčiau šlakius. Oho. Ko pyksti? Aš ir pats nustebęs, ko tu pyksti.
ant streamerio. Nimfa, matau, viršui laisva, paėmė streamerį. Visai neblogas aparatas. Ateik, taigi tik nupilmuosiu tave ir paleisiu. Dar ir pakliūsi į YouTube'ą. Daug ten tavo gentainių yra pakliuvę ir taip. Bet žiūrėk. Ir tau nusišypsoja sėkmė. Vanduo nėra labai švarus, stovi iki juosmens, tai dugno nematau. Tai. Va. Duot reik oro, į karšį. Duodam oro. Ajajai. Geras aparatas, ką? Tikrai geras. Nu ką, važiuojam? Ačiū tau, seni. Praskaidrinai nuotaiką šią šaltą, žvarbę pavasario dieną. Va, išbridau tokioj gražioj vietoj. Kažkoks senas plytinis pastatas panašus į, nežinau, iš formos biškį net į švyturį. Ir grietinės indelių visokių. Štai foteliukas, viskas aukštumoj. Urban fishing. Urban fishing. Pabaigai nutariau dar pabandyti čia po tilto esančią rėvą. Pati rėva kaip ir atrodo labai srauni, gal per daug čia srovės, bet ten į galą viskas lėtėja, o kad jau įsivėliau į urban fishingą, tai būtinai turėjau ir tokius vaizdus parodyti. Kitaip žvejyba vyksta mieste. Prasme, pati žvejyba tai vyksta kaip ir taip pat, bet vaizdai kitokie. Čia šiek tiek dar per greitai tenka. Pabandysim. O čia gale, kur pradeda gilėt, kelis pravedimus reik padaryti. Na ką, bičiuli, trumpa žvejyba į pabaigą. Ir šį kartą kaktomuša susidūrė planavimą su realybė. Ir vanduo šaltas, oras šaltas. Tik vidurdienį va išlindo saulutė, o reikia važiuoti namo. Ir pažvejojau šiandien nuo ryto iki pietų, dabar yra 1 valanda. Mano žvejyba baigėsi, nes turiu važiuoti į Kauną, turiu susirinkti vaikus. O žvejybos eiga buvo tokia, kaip ir matei. Pradėjau žvejoti su nimfa, norėjau pažvejoti su ilga nimfa nuo seklumų, bet vanduo labai aukštas ir šaltas ir turėjau tik tai vienintelį kibimą. Tada grįždamas atgal link pavėsinės, kad užkasti ir atsigerti šiltos arbatos, kad biškį apšilt, užsidėjau didelį streamerį, ko visai neplanavau, bet turiu tokių nesunkių didelių streamerių. Ir tiesiog svingindamas pasroviui grįžinėjau link pavėsinės, tai pagavau vieną vaivorykštinių upėtakį ir po to po pertraukėlės ėjau žemyn nuo pavėsinės, ant streamerio pagavau antrą upėtakį. Svajonė buvo šiandien pagauti tarp tų upėtakių bent vieną šapalą, bet sąlygos tai aš matau, kad dar tikrai ne tos, ir ta mano dėžutė, kurią pasiruošiau šapalam ir tam ilgam lengvam būdui, jinai neatšaukiama, jinai atidedama ir tiesiog pasižiūrėsiu, paseksiu, kai bus geras oras, kai bus geras vanduo, atšils viskas, grįšiu čia nais pagauti ir tą baltą žuvį.
O dabar žvejyba vis tiek pavyko. Smagu, kad buvai kartu. Būtinai paspausk patinka, pasidalink su draugais, pakomentuok, jeigu turi kažkokių minčių po šio video. Jeigu nesi mūsų Contribui rėmėjas, nepašykštiek tų kelių eurų ir prisijung, tai tada mano daromus video dienoraščius matysi visą savaitę anksčiau, negu jie atsiranda YouTube kanale. O jeigu turėsi ir kokią aukštesnio lygio prenumeratą, kaip lydekistas ar kailis, tai gausi dar ir papildomo turinio, kurio nemato nieks kitas, tik tai tų grupių prenumeratoriai. Be to gausi mėnesio muselę dovanų. Dar kartą labai ačiū, buvo smagu, susitiksime sekančiame, iki malonaus.